Aš esu Kalė, 28 metų. Šiandien aplink mane švenčia visi, nes mano senelis ką tik mirė ir paliko jiems milijonus. Tuo tarpu aš laikau seną geltoną voką, o ne čekį. Atrodo, kad būti šeimos nusivylimu reiškia gauti atitinkamą kompensaciją. Kur jūs stebite šią istoriją? Parašykite savo vietą komentaruose ir paspauskite patinka bei užsiprenumeruokite. Jei kada nors jautėtės kaip juodoji avi savo šeimoje, tikrai norėsite išgirsti, kas nutiko toliau. Teisininko kabinetas kvepėjo senais oda ir sulaužytais svajonėmis. Bent jau man tai buvo sulaužyta. Visi kiti atrodė tarsi ką tik laimėjo loteriją. Ir tiesą sakant, jie ir buvo laimėtojai. Mano pamotė Patricija nuolat dėjo servetėlę prie akių, tačiau tiesą sakant, tos ašaros atrodė tokios pat dirbtinės kaip ir jos rūpestis seneliu, kai jis buvo gyvas. Galiausiai teisininkas pasitaisęs akinius pasakė mano vardą - Kalė Morrison. Čia jis, galvojau. Didžioji akimirka, kai sužinosiu, kad senelis man paliko savo dulkėmis aptrauktą knygų kolekciją arba galbūt seną žvejybos meškerę. Kažką tinkamo ir sentimentalaus, kas primintų laikus praleistų su juo. Tačiau vietoj to jis man įteikė šį pageltusi voką. Be jokių ceremonijų, be paaiškinimų, tik tai. Aš žiūrėjau į jį, kol aplink mane žmonės jau planavo, kaip išleis savo laimėjimus. Lily, mano pamotės dukra, gavo 2 milijonus. 2 milijonus už tai, kad net negalėjo prisiminti senelio antrojo vardo. Mano pamotė Patricija gavo namą Martos Vyno saloje, kurio vertė bent 3 milijonai. Netolimi giminaičiai, kurių beveik nepažinojau, išsinešė čekius su 7 skaitmenimis. O aš gavau tai, kas atrodė kaip kažkas, ką senelis rado savo šiukšlių stalčiuje. Tyla užsitęsė tiek, kad visi tai pastebėjo. Patricija ją pirmasis nutraukė, žinoma. Na, tarė ji, net nesistengdama paslėpti savo šypsenos. Manau, Haroldas vis dėlto tave prisiminė, brangioji, jo žodis brangioji skambėjo lyg prakeiksmas. Lily pasilenkė, apsimesdama, kad nori padėti. Gal tai instrukcijos apie jo kapas priežiūrą? Kas nors turi tuo pasirūpinti, tiesa? Jos juokas buvo aštrus kaip stiklas. Aš apsukau voką rankose. Mano vardas buvo parašytas senelio dreblių rašalu. Tačiau kampe buvo dar kažkas, mažo užrašas, kurio nesugebėjau iki galo įskaityti. Ar nesiruoši to atidaryti? Paklausė dėdė Richardas, vos slėpdamas smalsumą. Dabar visi stebėjo mane, kaip akėjai skrendantis virš kelio nuvargėlių. Vėliau tyliai pasakiau, įsidedama voką į savo rankinę. Atrodo, kad tai buvo neteisingas atsakymas. Zai, ateik pati, tarė Patricija. Mes visi čia šeima. Kas galėtų būti tokio slapto? Žodis šeima skambėjo kitaip, kai jį pasakė ji, moteris, kuri 15 metų stengėsi, kad žinočiau, jog tikrai nepriklausau. Kuri gamino Lily mėgstamiausius patiekalus, kol aš turėjau gaminti savo sumuštinius, kuri eksponavo Lily pasiekimus ant šaldytuvo, kol mano kažkaip visada pradingdavo. Esu tikra, kad tai nieko svarbaus, pasakiau, atsistojusi. Tikriausiai tai tik sentimentali žinutė. Kai žengiau link savo automobilio, mane užplūdo jausmas, kad ši voko turinys slepia daugiau nei atrodo. Stebint kai kuriuos praeivius, kurie sekojo man akimis, tapo aišku, kad ne aš viena taip galvoju. Kelionė namo priminė man visą mano gyvenimą, tarsi žiūrėčiau akimirkas, kuriuose buvau tik antraeilis vaidmuo. Kiekviena raudona šviesa priminė man momentus, kai buvau tik paguodos prizas, tas, kuris gavo likučius. Vos įžengiau pro duris, mano telefonas ėmė vibruoti. Žinoma, tai buvo Lily. Na, kas yra? Be jokių mandagumų pradėjo ji. Kas buvo tame mislingame voke? Paklausė ji. Dar neatidarėme, atsakiau. Aišku, kad neskeptiškai atsiliepė ji, tarsi mano nesugebėjimas atverti voko būtų kažkoks nusikaltimas. Kai tik tai padarysi, atsimink, kad šeima padeda šeimai. Taip lengva kalbėti, kai praėjusiame metu buvo pasiskolinusi man $3000 ir pamiršo gražinti. Atsiminsiu, pasakiau, tačiau ji nesiliovė. Gerai, nes Patricija ir aš kalbėjome ir manome, kad turėtum prisidėti prie atminimo paslaugos.
Tai tik teisinga, kadangi gavai tai, kas buvo. Ir štai buvo aišku, kad net ir mirties atveju senelio palikimas turėjo tapti mano finansinė atsakomybė, kol jie mėgaudavosi tikruoju paveldėjimu. Kai padėjau ragelį, sėdėjau ant sofos ir valandą žiūrėjau į voką. Dalis manęs bijojo jį atidaryti. O jei tai tik atsisveikinimo laiškas? O jei senelis man taip švelniai praneša, kad net jis mano, jog nesu pakankamai gera, kad būtume šeima? Kita dalis ta, kuri prisiminė, kai padėjau jam tvarkyti popierius ir klausytis jo istorijų, žinojo, kad Haroldas Morrisonas niekada nebuvo švelnus. Jei jis norėjo pasakyti ką nors, tai pasakytų tiesiai. Atsargiai atidariau voką. Viduje radau vieną lapą su telefono numeriu, parašytų jo ranka. Nieko kito. Nei laiško, nei paaiškinimo, tik 10 skaitmenų galinčių priklausyti bet kam. Prieš spėdama, ką matau, mano telefonas vėl sušvito. Vėl Lily. Na, kas? Ji reikalavo. Tai kas, ko tu nori, paklausiau. Nevaidink kvailiai. Ką jis tau paliko? Į Again Glancet Adre Paper. Telefono numeris. Jos tyla skambėjo žavingai. Telefono numeris? Ji galiausiai sušuko. Tai viskas? Taip, tai viskas. Na, ji tęsė ir aš praktiškai girdėjau, kaip jos smegenys stengėsi surasti logiką. Tai turbūt kokiai nors labdarai, kurie jis norėjo, kad paaukotum, arba galbūt tai yra slaugos įstaiga, kuri, jo manimu, būtų gera tau. Palikite Lily, kad net iš mįslės padarytų įžeidimą. Turėtų būti kažkokia labdara prarastiems atvejams, ji juokėsi pati iš savęs. Žinant senelį, jis galvojo, kad tau reikia profesionalios pagalbos bandant suprasti savo gyvenimą. Ačiū už įžvalgą, pasakiau. Tikrai tai turėsiu omenyje. Tačiau kai padėjau ragelį, kažkas mano krūtinėje pasikeitė. Tai nebuvo skausmas. Aš buvau pripratusi prie Lily komentarų, bet tai buvo kas kita. Kažkas, kas priminė lūkestį? Haroldo Morrisono gyvenime niekada nebuvo nieko atsitiktinio. Kiekvienas jo veiksmas turėjo savo priežastį, o kas jei jis būtų nusprendęs mane palikti su kažkuo neaiškiai. Po 3 dienų smalsumas pagaliau nugalėjo. Galų gale, kas gali nutikti blogiausia. Jei tai iš tiesų buvo kokia labdara, bent jau sužinosiu. O jei tai būtų žiaurus pokštas iš anapus, tai nebūtų pirmas nusivylimas mano gyvenime. Antradienio rytą su nerimu širdyje pasukau telefono numerį, tikėdamasi, kad užimtumo signalas arba galbūt sekretorė pasakys, kad tai neteisingas numeris. Tačiau mano nuostabai antrojo skambučio metu išgirdu šiltą balsą. Morrisono namai, širdis sustojo. Atsiprašau, manau, kad suklydau. Bandžiau paskambinti. Ar tai Kalė? Švelnus balsas mane pertraukė. Taip, bet nesuprantu. Laukiu jūsų skambučio, brangioji. Mano vardas Jamesas Whitfieldas. Aš buvau jūsų senelio advokatas 43 metus. Jo asmeninis advokatas. Asmeninis advokatas? Vyras skaitęs testamentą atstovavo kažkokiai dideliai korporacijai. Aš nesuprantu, vėl paklausiau. Jūsų senelis numatė, kad galite būti sumišusi. Ar galėtumėte susitikti su manimi šį popietę? Turiu jums dalykų, kuriuos reikėtų aptarti, ir tai negalėjo būti išdėstyta oficialiame testamentų skaitime. Kažkas jo balse privertė mane sėdėti tiesiau. Ten buvo kažkas rimto, svorio, kuris leido suprasti, kad tai nebuvo apie kapavietės ar labdaros aukas. Ar tai apie voką? Paklausiau. Be kitų dalykų. Taip. Ar pažįstate Morrisono ir partnerių įmonę? Būčiau buvusi linkusi numesti telefoną. Morrisono ir partnerių įmonė buvo senelio verslas. Įmonė, kuri padarė jį pakankamai turtingu, kad galėtų palikti visiems dosnius čekius. Įmonė, kuri pasak šeimos legendos galiausiai turėjo atitekti kam nors vertam jos valdyti. Kam nors kaip Lily, kuri daugelį metų kalbėjo apie savo verslo diplomą ir planus modernizuoti veiklą.
kam nors, kas tikrai nebuvo aš su savo meno istorijos diplomu ir darbu, valdančiu mažą galeriją miesto centre. Taip, pagaliau sugebėjau pasakyti. Puiku. Ar galėtumėte susitikti su manimi miesto biure 3 valandą? Yra daug ką aptarti. Morrisono ir partnerių pastatas buvo vienas iš tų įspūdingų stiklo bokštų, kuris privertė mane jaustis nepatogiai, net eidama per foje. Džeimsas Whitfieldas pasirodė esąs toks, kokio ir tikėjausi išgirdęs jo balsą. Vyresnis, išskirtinis su tokia stabilia aura, kuri ko gero privertė klientus jausti saugiai dėl savo paslapčių. Jo kabinetas buvo visiškai kitoks nei tas sterili konferencijų kambarys, kuriame išgirdome testamentą. Čia buvo jauku, asmeniška. Sienos buvo papuoštos senelio ir įvairių verslo partnerių nuotraukomis, taip pat apdovanojimais ir sertifikatais apimančiais 10 mečius. Prašome sėstis, jis tarė, pasakydamas į patogią odinę kėdę. Įtariu, kad turite klausimų. Keli, atsakiau, kas buvo nuolaidumas amžiaus. Jis šyptelėjo. Jūsų senelis dažnai kalbėjo apie jūs, žinote. Jis buvo labai didžiuojasi jūsų nepriklausomumu, jūsų darbo etika. Jis sakė, kad jūs buvote vienintelė, kuri jam padėjo nesitikėdama nieko mainais. Kiekviena žodžio dalelė, kurią pasakė ponas Whitfield, man smogė kaip žaibas, ne todėl, kad tai buvo netiesa, bet dėl to, kad staiga visi tie popietiniai užsiėmimai, organizuojant mano senelio bylas, tapo nepaprastai svarbus. Pone Whitfield, kodėl aš čia? Paklausiau, kai jis pasiekė į savo stalčių ir ištraukė senovinį, sunkiavario raktą. Nes miela, tavo senelis paliko tau žymiai daugiau nei tik telefono numerį. Saugoma banko sąskaita yra seniausio banko Rūsyje mieste. Jis vedė mane per koridorių labirintus, kurie atrodė kaip iš filmo, kur žmonės slepia šeimos paslaptis ir Šveicarijos banko sąskaitų numerius. Tavo senelis buvo labai atsargus žmogus, tarė jis eidamas. Jis tikėjo, kad reikia būti pasiruošus visoms galimybėms. Kai pasiekėme banko saugyklą, pamačiau, kad dėžutė buvo didesnė nei tikėjausi. Paskui ponas Whitfield ją atidarė ir mano akis prisipildė dokumentų, kiekvienas iš jų buvo tvarkingai pažymėtas ir suorganizuotas. Klasikinis senelis, pagalvojau. Aš nesuprantu, pakartojau, jaučiuosi kaip 100 kartą šiandien. Jis ištraukė storą segtuvą. Pradėk nuo šito. Ant etiketės buvo užrašyta Kali paveldėjimas pagrindiniai dokumentai. Viduje radau pažįstamus popierius, bet niekada jiems nebuvo skyrusi dėmesio. Įmonių registracijos, verslo leidimai, akcijų sertifikatai, visi buvo susiję su Morrison & Associates ir visi, kiekvienas jų, turėjo mano vardą. Tai neįmanoma, sušnipščiau. Galiu tave patikinti, kad tai visiškai realu. Tavo senelis perleido Morrison & Associates nuosavybę tau prieš 3 metus, kai tau suėjo 25. Viskas buvo atlikta teisėtai ir tinkamai, su visais reikiamais dokumentais. Žiūrėjau į popierius, bet kodėl niekas apie tai nežinojo? Kodėl tai nebuvo paminėta testamente? Pono Whitfield veidas tapo rimtas. Nes tavo senelis norėjo stebėti, kaip šeima elgėsi, kai manė, kad esi palikta už borto. Laikyk tai jo paskutiniu charakterio testu, kurį jie tragiškai neįveikė, pasakiau, prisiminusi Lily komentarus apie slaugos įstaigas. Būtent, bet yra ir daugiau, jis ištraukė kitą segtuvą. Šis buvo pažymėtas papildomi turtai, apsaugoti fondai, dabar mano rankos drebėjo. Apsaugoti fondai. Tavo senelis metų metus tyliai pervedinėjo pinigus į valdomus fondų sąskaitas. Teisėti investicijos tinkamai deklaruoti, bet apsaugoti nuo, pavadinkime, šeimininių komplikacijų, šiuo ataskaitų skaičiai privertė suktis galvą. Mes nekalbėjome apie tūkstančius ar net 100 tūkstančių. Morrison & Associates paveldėjimas buvo vertas 15 milijonų. Apsaugoti fondai turėjo dar 40 milijonų. 55 milijonai dolerių, pasakiau garsiai, tik norėdama patikrinti, ar tai skamba realiai. Iš tikrųjų 55,5 milijono. Tavo senelio diversifikuotos investicijos pastaraisiais metais sekėsi labai gerai. Pasinėriau į mažą kėdę šalia saugyklos. Šią rytą buvau Kalje Morrison galerijos asistentė, šeimos nusivylimas, paveldėtoja paslaptingų telefono numerių. Dabar aš buvau
Ką tiksliai? Pone Whitfield, tai viską keičia, taip jis paprastai atsakė. Tai tikrai keičia. Bet tavo senelis pasirinko tave dėl konkrečių priežasčių. Jis stebėjo, kaip elgėte su juo, kai manėte, kad to nieko nebus. Jis matė, kaip dirbote be jokio lūkesčio gauti pripažinimą ar atlygį. Bet svarbiausia, jis pasitikėjo, kad šią atsakomybę priimsite sąžiningai. O ką apie šeimą? Ką jie pasakys, kai sužinos? Jo šypsena buvo niūri. Įtariu, kad turės nemažai pasakyti, bet teisiškai jie nieko negalės padaryti. Viskas yra tvirta kaip geležis. Grįžtant į jo kabinetą, mano mintys sukosi lyg vėjas. 55 milijonai dolerių. Įmonė, kurios vertė gerokai didesnė. Viskas priklauso man teisėtai ir legaliai. Bet svarbiausia, tai buvo senelio paskutinė žinutė man. Po metų, kai buvau laikomas nereikšmingu, jis pasirūpino, kad niekada daugiau nepriklausyčiau nuo kitų. Yra dar viena detalė, tarė ponas Whitfield, kai pasiekėme jo automobilį. Jūsų senelis paliko konkrečias instrukcijas, kada ir kaip šeima turėtų būti informuota, ir tai visiškai priklauso jums. Nusprendžiau palaukti 3 savaitės prieš pasakydamas kam nors. Ne iš pykčio, bet todėl, kad reikėjo laiko apmastyti, kas įvyko, ir tiesą sakant norėjau stebėti, kaip jie išleidžia savo paveldėjimo pinigus pirmiausia. Lily buvo pati linksmybė. Ji tuoj pat metė darbą. Kažkas apie tai, kad nereikia dirbti žmonėms, kurie nesupranta jos vizijos. Per pirmus 6 mėnesius jį įsigijo prabangų automobilį, užsisakė keliones po Europą ir pradėjo kalbėti apie didelių investicijų į startuolius, kurie žadėjo revoliucionuoti viską nuo socialinių tinklų iki atsinaujinančios energijos. Patricija buvo subtilesnė, bet lygiai tokia pati nuspėjama. Prabangus SPI procedūros, dizainerių apsipirkimai ir nedelsiant tapimas nariu pačiuose išskirtiniuose šalyje klubuose. Ji nuolat minėjo, kaip nuostabu pagaliau turėti tikrą finansinę laisvę. Ironija buvo saldi. Tuo tarpu aš tas 3 savaitės praleidau susitikdama su finansų patarėjais, advokatais ir Morrison ir asociatų vadybos komanda. Pasirodo, senelis valdė nepaprastai sėkmingą verslą. Įmonė turėjo sutartį su 3 didelėmis korporacijomis, puikią reputaciją pramonėje ir darbuotojų komandą, kuri tikrai gerbė tai, ką jie kūrė. Jūsų senelis visada sakydavo, kad turite geriausią verslo intuiciją šeimoje, sakė Margaret Hopkins, įmonės operacijų vadovė. Tie popietiniai susitikimai su juo nebuvo tik failų tvarkymas. Jūs įsisavinote, kaip jis analizavo sutartis, tvarkė klientų santykius ir priiminėjo strateginius sprendimus. Jis iš esmės suteikė jums neformalią verslo švietimą. Buvo neįtikėtina, kai žmonės pradėjo vertinti mano nuomonės. Ilgą laiką šeimos susibūrimuose vyko ilgos diskusijos apie verslo strategijas ir rinkos tendencijas, kurių klausytis privalėjau, bet niekada nedalyvavau. Dabar atradau, kad ne tik galiu prisidėti, bet ir esu tikrai geras tuo. Atpildo momentas atėjo ketvirtadienį. Paskambinau šeimos susitikimui, sakydamas, kad turiu svarbių naujienų, kurias noriu pasidalinti. Patricijos namuose, buvusiuose senelio namuose, susirinko šeimos nariai, tikėdamiesi aptarti laidotuvių reikalus arba galbūt parduoti senelio daiktus. Tačiau, kai visi susėdo jaukioje svetainėje, atmosfera tapo įtempta. Patricija, pasitelkusi subtilius, bet akivaizdžius pokyčius, naujas užuolaidas, kitaip išdėstytą baldų kompoziciją ir gaivės gėlės visur stengėsi paversti erdvę savita. Apie ką čia kalbame? Paklausė jis, stebėdama, kaip šeimos nariai sėdi tyliai. Noriu pranešti, kad perėmiau Morrison ir asociatas valdymą, pasakiau, ir akimirksniu kambaryje įsivyravo tyla. Pirmoji sugrįžo į realybę Lily, jos akyse perskaitėsi nuostaba. Ką tu turi omenyje, kad perėmėjai valdymą? Paklausė ji. Aš vadovauju kompanijai, atsakiau ramiai. Negali būti. Dėdė Richardas sakė, kad verslas nėra palikimo dalis, teisingai pritariau. Tai nebuvo, ištraukiau dokumentus, kuriuos man buvo davęs ponas Whitfieldas, ir padėjau juos ant kavos staliuko, tarsi dėtų karališką kortą. Senelis perleido nuosavybę man prieš 18 mėnesių. Kambaryje kilo chaosas.
Balsai pakilo, kaltinimai skriejo, o Lili net pradėjo vaikščioti pirmyn atgal. Tai turi būti koks nors klaida, sakė Patricija, tačiau jos balsas skambėjo neįtikinamai. Nėra klaidos, viskas yra teisėta ir tinkamai dokumentuota. Bet kodėl, reikalavo Lili. Ką tu galvoji, kad gali valdyti verslą? Tu dirbi meno galerijoje, ir štai ji, ta esminė prielaida, kuri buvo formavusi visą mano santykį su šia šeima, kad esu mažiau pajėgi, mažiau verta, mažiau nusipelniusi sėkmės nei kiti kambaryje. Manau, kad greitai sužinosime, ramiai atsakiau. Susirinkimas ėmė slinkti žemyn, tačiau aš pasakiau, ką turėjau pasakyti. Rinkdama dokumentus ir eidama prie durų, užfiksavau Patricijos veido išraišką veidrodyje. Pirmą kartą nuo tada, kai ją pažinau, ji atrodė tikrai sunerimusi. Protinga moteris. Praėjus 6 mėnesiams transformacija buvo baigta. Ne tik mano, nors tai buvo pakankamai dramatiška, bet ir visos šeimos dinamika. Morrison ir Associates klestėjo mano vadovavimo dėka. Mes laimėjome 2 naujas didelės sutartis, įgyvendinome efektyvumo gerinimus, kurie padidino pelną 25% ir sulaukėme verslo bendruomenės pripažinimo už novatoriškus požiūrius į klientų aptarnavimą. Buvau pristatyta regioninėme verslo žurnale kaip jauna verslininkė, kurią reikėtų stebėti. Ta savaitę, kai pasirodė straipsnis, Lilių ištiko katastrofa, jos startuolio investicijos sugriuvo. Pasirodo, revoliucija socialiniuose tinkluose yra kur kas sudėtingesnė, nei atrodo, ypač kai finansuojamos kompanijos neturi gyvybingų produktų. Per 8 mėnesius ji prarado $600,000. Tuo tarpu Patricijos prabangus gyvenimas ir nekilnojamojo turto priežiūra sugadino daugiau jos palikimo, nei ji tikėjosi. Martvos Vinardo namai reikėjo didelių renovacijų – $200,000. Vien tik nekilnojamojo turto mokesčiai siekia $80,000 per metus, o išlaikyti gyvenimo būdą, kuris atėjo su prabangiu nekilnojamuoju turtu, buvo brangiau, nei jį buvo apskaičiavusi. Richard dėdė buvo padaręs klasiką klaidą, manydamas, kad turtingumas automatiškai reiškia sugebėjimą valdyti pinigus. Jo investicijų portfelis, kurį prižiūrėjo draugas labiau mėgstantis golfą nei finansus, per 18 mėnesių prarado net 30% savo vertės. Tuo tarpu aš sėkmingai valdžiau $1,000,000 vertės įmonę, o pasitikėjimo sąskaitos nuosekliai augo po profesionalių vadybininkų priežiūrą. Pirmasis pagalbos prašymas atėjo iš Lili. Ji paskambino antradienio popietę, jos balsas skambėjo atsargiai. Labas, Cal, kaip sekasi verslas? Labai gerai, atsakiau. Ačiū, kad paklausei. Puiku. Klausyk, ar manai, kad Morrison & Associates galėtų būti kokių nors galimybių? Dabar, kai tu valdai viską, ironija buvo tokia stora, kad galėjai ją pjauti peiliu. Ši moteris, kuri ilgus metus pasakojo visiems, kad modernizuos senelio pasenusias verslo praktikas, dabar ieškojo galimybių. Kokios galimybės turėjai omenyje? Paklausiau. Na, turiu MBA ir visada domėjausi šeimos verslu. Galbūt kažkas vadyboje ar strateginėme planavime, strateginis planavimas iš tos, kuri ką tik prarado visus santaupas dėl socialinių tinklų apgavystės. Žinoma, aš tai turėsiu omenyje, pasakiau. Reikės pamatyti tavo gyvenimo aprašymą ir žinoma, turėsime pereiti per standartinį pokalbio procesą. Pokalbio procesas. Jos balsas pakilo. Bet ašgi šeima, būtent todėl viskas turi būti padaryta tinkamai. Pokalbis baigėsi Lili pažadu atsiųsti savo gyvenimo aprašymą, nors abu žinojome, kad ji to niekada nepadarys. Idėja dalyvauti pokalbyje dėl pozicijos, kurią ji visada laikė savo įmonę, buvo pernelyg gėdinga. Patricijos požiūris buvo subtilesnis. Ji pradėjo kvietinėti mane vakarieniai, domėtis mano darbu, pirmą kartą parodydama susidomėjimą mano gyvenimu. Vieno iš šių kruopščiai suplanuotų pokalbių metu ji užsiminė, kad valdyti 2 nekilnojamojo turto objektus yra sudėtingiau nei tikėtasi. Ar svarstei parduoti vynuogynų namą? Paklausiau naiviai. O, to negalėčiau padaryti. Jis turi tiek daug sentimentalių vertybių. Sentimentali vertė iš tos, kuri niekada nebuvo praleidusi ten ilgiau nei savaitgalį, kai senelis buvo gyvas.
Žinoma, pasakiau, nors įsivaizduoju, kad išlaidos greitai susikaupia. Taip pat yra, ji pripažino. Bet šeimos palikimas svarbiau nei pinigai, šeimos palikimas. Dar viena turtinga frazė iš tos, kuri ilgus metus stengiasi ištrinti mano ryšį su tuo pačiu palikimu. Kai pavasaris virto vasarą, stebėjau, kaip lėtai nyksta jų pasitikėjimas. Pinigai, kurie sausio mėnesį atrodė begaliniai, birželio mėnesį jau atrodė riboti. Investicijos, kurios turėjo užtikrinti jų ateitį, vis labiau kėlė abejonių. O Morrison & Associates, mano vadovybės dėka, nustatinėjo pelningumo ir augimo rekordus. Kartais teisingumas nereikalauja keršto. Kartais jis tiesiog reikalauja kantrybės ir kompetencijos. Ar kada nors stebėjote, kaip karma veikia realiu laiku? Komentuokite, jei kada nors matėte akimirkos teisingumą. Ir nepamirškite paspausti prenumeratos mygtuko. Neįsivaizduosite, kas nutinka, kai mano šeima suvokia, kaip stipriai klydo apie mane. Po metų stebėti, kaip mano šeimos finansai vis labiau ir labiau griūva, tapo mano mėgstamiausia pramoga. Tai buvo geriau už bet kokį realybės šou, nes drama buvo visiškai jų paties sukurta. Lily, mano sesuo, neseniai patyrė antrąjį revoliucinį investicijų nesėkmę. Šį kartą ji nusprendė investuoti į kriptovaliutų kasimą, manydama, kad skaitmeninė valiuta yra tas pats, kas spausdinti pinigus. Ji įrangai išleido dar 400 000, tačiau dabar tai vertė tiek, kiek brangus popieriaus svoriai. Rinka dabar labai nepastovi, ji aiškino visiems, kas norėjo klausytis. Tai tik laikinas nuosmukis, laikinas, žinoma kaip Titaniko susidūrimas su ledkalniu. Tuo tarpu Patricija, mūsų mama, atrado, kad turėti 2 multimilijoninės nekilnojamojo turto savybės nėra toks prabangus gyvenimas, kokio ji tikėjosi. Martvet's Vineyard namas reikalavo naujo stogo ir pamatų remonto kainuojančio 180 000. O senas šildymo ir vėsinimo sistema senelio name buvo vyresnė už kai kurias mažas šalis ir vasarį atsisakė savo tarnybos. Dar 60 000. Šitie senieji namai, jis skundėsi vieno iš vis retesnių šeimos susibūrimų metu. Tai tik pinigų duobės, aš linksmai linktelėjau viduje skaičiuodamas, kad Morrison ir asociatai per praėjusį mėnesį uždirbo daugiau nei ji paveldės viso savo gyvenimo bėgyje. Juokinga, kaip keičiasi perspektyva. Dėdė Richardas prisijungė prie išskirtinės investicijų klubos, kuri žadėjo vidinę informaciją ir garantuotas grąžas. Esu beveik tikras, kad vienintelis dalykas garantuotas buvo tai, kad jis praras savo pinigus greičiau, nei spės pasakyti Ponzi schema. Jis jau buvo praradęs 300 000 šiems finansiniams genijams. Tuo tarpu Morrison ir asociatai buvo viliojami didelės tarptautinės kompanijos besidominčios partnerystės sandoriu. Tai buvo galimybė, galinti per 2 metus padidinti mūsų pajamas 3 kartus. Kitą mėnesį buvau suplanuotas skristi į Čikagą susitikti su jų vadovų komanda. Verslo kelionės tikriausiai labai vargina, paklausė Patricija, kai paminėjau apie kelionę. Iš tiesų, man tai teikia energijos. Yra kažkas jaudinančio, kai kuriame kažką, kas trunka ilgai. Ji pažvelgė į mane tokiu žvilgsniu, kurio negalėjau tiksliai suprasti, it pirmą kartą pamatytų mane aiškiai, bet nebuvo tikra, ar jai patinka tai, ką mato. Tikroji komedijos vertė atsirado stebint juos stengiantis išlaikyti fasadą. Lily vis dar kalbėjo apie savo investicijų portfelį, tarsi jis iš tiesų egzistavo. Patricija tęsė vakarienių rengimą, nors pastebėjau, kad vynas tapo pigesnis, o svečių sąrašas trumpesnis. Dėdė Richardas ir toliau nešiojo brangius kostiumus, tyliai parduodama savo laikrodžių kolekciją. Niekas iš jų dar neprašė manęs pagalbos, bet jaučiau, kad tai greitai įvyks. Yra tam tikra neviltis, kuri įsiskverbia į žmonių balsus, kai jie praranda galimybės. Jie dar nebuvo ten, bet artėjo prie to taško. Protingiausias sprendimas būtų buvęs viską parduoti ir kukliai gyventi iš to, kas liko. Tačiau tai reikštų pripažinti, kad padarė klaidų. O pripažinti klaidas niekada nebuvo šios šeimos stiprioji pusė. Todėl jie ir toliau laikėsi prastų sprendimų bei brangių įpročių, greitai švaistydami paveldėjimus kaip turistai, leidžiantys pinigus Las Vegase. Tuo tarpu aš stačiau savo imperiją.
Pirmasis įtrūkis jų fasade pasirodė per padėkos dieną, praėjus maždaug 18 mėnesių po paveldėjimo. Susirinkome Patricijos namuose. Atsiprašau, ne senelio namuose, kuriuos Patricija vis dar sugebėjo išlaikyti, tačiau įtampa jau buvo matoma. Lilija atvyko automobiliu užsakytų per Uber, kas galbūt atrodytų nereikšminga, jei nežinotum, jog ji prieš 18 mėnesių nusipirko tą BMW. Paklaususi apie mašiną, ji mostelėjo ranką. O, aš ją pardaviau. Mašinos vis tiek tik nuvertėjančios prekės. Dabar esu strateginė su savo likvidžiais investicijomis, strateginė. Taip galima pavadinti turto likvidavimą, kad būtų galima padengti augančias investicijų nuostolius. Patricija aiškiai stengiasi atkurti prabangią padėkos dieną, kaip tai buvo anksčiau, tačiau kažkas atrodė ne taip. Kalakutas buvo mažesnis, vyno pasirinkimas ribotas, o ji nuolat žiūrėjo į telefoną, nerimą keliantį išraišką veidę kaip žmogaus stebinčio banko sąskaitą. Sali, pasakė ji, kai sėdome prie stalo. Kaip sekasi verslo pasaulyje? Tai buvo pirmas kartas, kai ji paklausė apie mano darbą su tikru susidomėjimu, kas iš karto mane priverčia suabejoti. Labai gerai. Mes ką tik pasirašėme sutartį su Henderson Industries, kuri turėtų užimti mus iki kito vasaros. Henderson Industries. Dėdė Richardas sužadino susidomėjimą. Esu girdėjęs, kad jie plečia savo veiklą. Ten daug galimybių. Taip, tikime žymiai išplėsti mūsų komandą, kad galėtume susidoroti su didėjančiu darbo krūviu. Galėjau praktiškai matyti, kaip mintys sukasi jų galvose. Darbo galimybės, stabilios pajamos, socialinės garantijos. Žinai, Lili atsargiai pasakė. Aš galvoju apie karjeros pakeitimą. Startuolių pasaulis toks neprognozuojamas kaip gravitacija. Kokį karjeros pakeitimą? Paklausiau, nors jau žinojau, kur tai veda. Kažką stabilesnio, tradiciškesnio. Visada domėjausi verslo operacijomis. Tai sakė žmogus, kuris ką tik sužinojo, kad kriptovaliutų kasimas reikalauja tikros elektros energijos, kuri kainuoja tikrus pinigus. Pokalbis tęsėsi tokiu pačiu stiliumi viso vakarienės metu, kai įvairūs šeimos nariai atsitiktinai minėjo savo naujai atrastą pagarbą stabiliam užimtumui, pagarbą mano verslo įgūdžiams ir įsitikinimą, kad šeimos verslai yra Amerikos sėkmės pagrindas. Tai buvo tarsi stebėti labai mandagų apiplėšimą. Po vakarienės Patricija užkalbino mane virtuvėje, kai aš padėjau plauti indus. Dar vienas pirmas kartas. Paprastai ji reikalavo viską tvarkyti pati. Kalje, tikiuosi, žinai, kaip didžiuojamės tuo, ką pasiekiai per pastaruosius 2 metus, ačiū, pasakiau, toliau valydama lėkštes. Verslo valdymas jaunam žmogui niekada nebūna lengvas uždavinys. Ši mintis man šmėkštelėjo galvoje, kai ji, žiūrėdama į mane, tarė, jei kada nors prireiks patarimų ar tiesiog palaikymo, aš visada čia. Jos balsas nuskambėjo lyg tai būtų natūralu, tačiau aš negalėjau nepastebėti, kad ši moteris, kuri nekartą ignoravo mano nuomonę net apie paprasčiausias šeimos vakarienes, dabar stengiasi užmegzti ryšį. Vertinu tai, atsakiau. Dirbu su puikiais verslo konsultantais, labai patyrusiais žmonėmis, jos šypsena pasidarė šiek tiek įtempta, beveik nepastebimai. Žinoma, kartai šeimos perspektyvos niekas nepakeis, pridūrė ji, ir man pasidarė šiek tiek neramu. Šeimos perspektyvos iš žmonių, kurie dabar, atrodė, švaisto didžiausius savo gyvenimo turtus. Grįždamas namo tą naktį, supratau, kad pasiekėme lūžio tašką. Beviltiškumas nebebuvo teorinis. Jiems reikėjo darbo, pajamų, stabilumo, o aš buvau vienintelis žmogus jų aplinkoje, galintis tai suteikti. Galios dinamika taip stipriai pasikeitė, kad net sukėlė svaigulį. Prieš metus buvau šeimos nusivylimas, kuriuo negalima pasitikėti, kad prisidėtų prie vakarienės pokalbio. Dabar buvau jų potencialiai išsigelbėjimas. Ironija buvo saldi, bet dar nebuvau pasiruošęs jos paragauti. Oficialus kreipimasis atėjo sausį, apsupta šeimos susitaikymo ir abipusės naudos kalba. Pirmiausia paskambino Patricija, jos balsas skambėjo šiltai, bet man tai atrodė dirbtina, lyg jau būčiau praleidęs metus stebėdamas jo suklastotą rūpestį senelio palikimu.
Kalje, brangioji, norėjau, kad galėtume pietauti, tik mes dvi. Jau seniai nesikalbėjome, susitikome restorane, kurį ji pasirinko pakankamai brangiame, kad išlaikytų aparencijas, bet ne tiek, kad nebegalėtų to sau leisti. Atrodai nuostabiai, pasakė ji, kai sėdau. Sėkmė tau labai tinka, sėkmė. Įdomu, kaip greitai jos požiūris į mano pasiekimus pasikeitė, kai ji suprato, kad dabar aš laikau visus kortas. Ačiū. Kaip tu viską suderini? Paklausiau. O žinai, kaip yra su nekilnojamuoju turtu? Visada yra kažkas, kas reikalauja dėmesio. Ji lengvai nusijuokė, tačiau jausmas, kad po tuo juoku slepiasi įtampa, buvo akivaizdus. Iš tikrųjų, tai viena iš priežasčių, kodėl norėjau su tavimi pasikalbėti, pradėjo ji. Galvojau apie šeimos verslo ateitį. Morrison ir partneriai turi tokį potencialą ir man labai patiktų būti daugiau įsitraukusiai. Įsitraukusiai kaip, paklausiau, jaučiausi šiek tiek atsargiai. Na, turiu plačios patirties viešbučių valdyme. Galvoju, kad galėtų būti galimybių klientų santykių ar renginių koordinavimo srityse. Galiu padėti plėtoti įmonę socialinį įvaizdį. Socialinis įvaizdis iš žmogaus, kurio tinklų kūrimas apsiribodavo skundimais dėl aptarnaujančio personalo šalies klube. Kokį vaidmenį tu turėjai omenyje? Paklausiau. Kažką aukštesnio lygio, žinoma. Aš turiu 10 valdymo patirtį, valdymo patirtis. Valdyti namų personalą ir organizuoti labdaros pietus tikrai nebuvo tas pats, kas vadovauti kelių milijonų dolerių korporacijai. Bet aš vertinau jos pasitikėjimą. Sėdėdama priešais mane, Patricija atrodė labai užsidegusi aptarti galimybės. Būčiau laiminga apie tai pasikalbėti, atsakiau atsargiai, nors žinojau, kad bet kuri pozicija turėtų praeiti per mūsų standartinį darbuotojų atrankos procesą. Jo šypsena šiek tiek išblėso, kai paminėjau šiuos formalumus – patikrinimai, pokalbiai su valdymo komanda, atlyginimo dėrybos pagal atitinkamą patirtį. Tačiau atsižvelgiant į mūsų šeimos ryšį, aš tikėjausi, jog viskas vyks sklandžiau. Viskas turi būti visiškai profesionalu ir skaidru, tęsiau. Pietų metu Patricija, atsargiai pradedanti klausimus, domėjosi įmonės finansinę būklę, augimo prognozėmis ir plėtros planais. Ji uždavė klausimų apie mano valdymo stilių, ilgalaikę viziją ir ar esu svarstęs apie patyrusių partnerių įtraukimą. Partneriai, ar ne? Pagalvojau. Iki deserto ji jau buvo pateikusi save kaip mano verslo mentorių, strateginį patarėją ir duris į miesto profesionalų socialinius tinklus. Šeimos verslo partnerystės gali būti labai naudingos, pabaigė ji. Kai visi prisideda savo stiprybėmis, tai tikrai gera, sutikau. Tačiau pabrėžiau, kad svarbu, jog kiekvienas suprastų savo vaidmenį ir tinkamai prisidėtų. Po 3 dienų Lili paskambino su panašiu tikslu, tačiau jos požiūris buvo tiesmukas. Sal, manau, turėtume pasikalbėti apie įmonę. Ką apie ją? Paklausiau. Na, tai šeimos verslas, tiesa? O, aš esu šeima. Manau, kad galėčiau daug prisidėti, pavyzdžiui, turiu MBA ir turiu realios patirties su startuoliais bei investicijų strategijomis. Realios patirties. Tai tikrai buvo vienas iš būdų apibūdinti prarastą visą paveldą kriptovaliutų sukčiavimuose. Kokia pozicija tave domina? Paklausiau. Galvojau apie strateginį vystymą, gal net viceprezidento pareigas. Juk visą gyvenimą tam ruošiausi. Viceprezidentė. Ji norėjo pradėti nuo pat įmonės viršūnės, kurioje niekada nedirbo, pramonėje, kurios nesuprato, remdamasi savo MBA ir finansinių nesėkmių istoriją. Tai tikrai ambicinga, pasakiau. Žinau, kad tai skamba kaip didelis šuolis, bet šeimos verslai yra kitokie. Tarp mūsų yra supratimas, pasitikėjimas, kurio negali gauti iš išorinių darbuotojų. Pasitikėjimas iš žmogaus, kuris daugelį metų sakė, kad neturiu ko reikia, kad pavyktų realiame pasaulyje. Žinoma, tai turėsiu omenyje, atsakiau. Siųsk man savo gyvenimo aprašymą ir pamatysime, kas galėtų būti prieinama. Pokalbis baigėsi, kai Lili pažadėjo parengti išsamų pasiūlymą, kaip ji galėtų prisidėti prie įmonės augimo. Buvau tikrai smalsus pamatyti, ką ji sugalvos.
Vasario mėnesį gavau panašius skambučius iš 3 pusseserių, dėdės Richardo ir net tetos Margaret, kuri gyveno 2 valstijose toliau ir su kuria nesikalbėjau jau 5 metus. Visi jie turėjo tą patį pagrindinį pasiūlymą – šeimos lojalumas, unikalus įgūdžiai ir absoliutus įsitikinimas, kad gali padėti Morrison & Associates pasiekti naują lygį. Kovo mėnesio aušra atnešė ne tik naują pradžią, bet ir nepatogią tiesą, kurią reikėjo išsiaiškinti. Susikloščius aplinkybėms mane privertė sukviesti šeimos susirinkimą, kad aptarčiau visus darbo pasiūlymus, kurių sulaukiau. Mes rinkomės konferencijų salėje, esančioje Morrison & Associates, mano verslo širdyje. Simbolika buvo akivaizdi, tai buvo mano vieta, o dabar ji tapo šeimos diskusijų arena. Ačiū visiems, kad susirinkote. Vertinu jūsų susidomėjimą prisijungti prie kompanijos, pradėjau padėdamas ant stalo krūvą darbo paraiškų. Oro erdvėje tvyrojo jaudulys, kiekvienas jau galvojo apie savo naują biurą ir atlyginimą. Tačiau turėjau paaiškinti keletą svarbių dalykų apie Morrison & Associates veiklą. Patricija, sėdinti šalia manęs, palinko į priekį, jos veidas švytėjo nuo palaikymo. Žinoma, mielas, mes tavęs klausom. Pirmiausia, tai profesionali verslo aplinka. Kiekvienas darbuotojas, nepriklausomai nuo to, kas jis man, turi atitikti tam tikrus darbo standartus. Šeimos nariams jokių išimčių nėra, žmonės aplink mane linkčiojo, atrodė, kad su tuo sutinka. Jie juk buvo pasiekę aukštumų savo srityse. Antra, visos pozicijos suteikiamos remiantis kvalifikacijomis ir patirtimi, o ne ryšiais ar paveldėjimu. Mes samdome žmonės pagal tai, ką jie gali pasiūlyti, o ne pagal tai, kas jie yra susiję su manimi. Nors linkčiojimai tęsėsi, pastebėjau, kaip kai kurie iš jų nervingai persisuko kėdėse. Trečia, visi, norintys dirbti čia, turės pradėti nuo pradinio lygio pozicijų, tinkamų jų patirčiai šioje pramonėje. Šis teiginys sukėlė šoką. Pradinis lygis? Paklausė Lily, jos balsas skambėjo netikėtai. Bet aš turiu MBA iš geros mokyklos, taip sutinku, bet neturiu patirties komercinio statybų konsultavimo srityje, o tai yra tai, ką mes darome. Turėsite išmokti verslą nuo pačių pamatus. Kiek tai užtruks? Paklausė dėdė Richardas. Žmonėms neturintiems šios pramonės patirties prireiks 3-5 metų, kad pasiektumėte vidutinio lygio valdymą. 8-10 metų, kad užimtumėte aukštesnės pozicijas. Pasklido tyla, lyg visi būtų susimąstę apie realybę, su kuria turės susidurti. O kas dėl atlyginimo? Atsargiai paklausė Patricija. Aš slidinėjau per stalą, padėdamas atlyginimų diapazonus. Tai pradiniai atlyginimai pradinio lygio pozicijoms. Lily akys įsiplėtė, kai ji žiūrėjo į skaičius, lyg jie būtų parašyti svetima kalba. Tai mažiau nei uždirbau savo paskutinėme darbe, kuris truko kiek laiko, paklausiau švelniai. Tyla užsitęsė. Žiūrėkite, pasakiau, nenoriu būti sunkus, bet Morrison & Associates turi išlaikyti savo reputaciją. Mūsų klientai pasitiki mumis, nes mes teikiame rezultatus. Negaliu to kompromituoti, sukurdamas pozicijas nepakankamai kvalifikuotiems žmonėms, net jei jie yra šeimos nariai. Nepakankamai kvalifikuoti, Patricija balsas pakilo. Man atrodo, kad tai šiek tiek griežta, ar tikrai, atsakiau pajutęs, kaip įtampa salėje padidėjo. Tai buvo akimirka, kai šeimos ryšiai ir profesiniai reikalavimai susidūrė, ir aš turėjau pasirinkti, kas yra svarbiau. Kai susirinkome į posėdį, atmosfera buvo įtempta. Ką jūs galite pasiūlyti šioje komercinės konsultacijos srityje? Kokie ryšiai su pramonė jūs lydi? Kokios specifinės įgūdžių srities turite, kurie galėtų praturtinti mūsų klientų bazę? Paklausiau, tačiau atsakymų nesulaukiau. Esu pasiruošęs apsvarstyti tinkamų pozicijų paraiškas, tęsiau, bet tai nėra labdara. Tai verslas ir jis sėkmingas, nes laikomės profesionalumo standartų. Posėdis greitai virto chaotišką sceną, kurioje skraidė kaltinimai, egoizmu, nedėkingumu, šeimos išdavystė, tarsi konfeti išmėtyti per karčią skyrybų šventę. Mes tave palaikėme, kai neturėjai nieko, rėžė Lily, jos balsas skambėjo kaip aštrus peilis. Kada? Paklausiau paprastai.
Kada konkrečiai tu mane palaikiai? Šis klausimas pakibo ore, lyg dūmai iš gaisro, kurio niekas nenorėjo pripažinti. Išeidami iš konferencijų salės supratau, kad kažkas esminio pasikeitė. Pirmą kartą gyvenime pasakiau ne savo šeimai ir tikrai to norėjau. Šis jausmas buvo ir baisus, ir atpalaiduojantis vienu metu. Kitą dieną gavau žinutę iš Patricijos. Turime pasikalbėti apie tavo požiūrį į šeimą, atsakiau, sutinku. Mano požiūris tikrai pasikeitė, ir tai buvo tiesa. Nebebuvau pasiryžusi apsimesti, kad kraujo ryšiai automatiškai sukuria įsipareigojimus, ar kad šeimos lojalumas yra vienpusis. Ta maža mergaitė, kuri metus stengiasi užimti savo vietą prie jų stalo, jau buvo dingusi. Jos vietą užėmė moteris valdanti ne tik stalą, bet ir kėdes ir visą restoraną. Po 6 mėnesių mano naujų ribų pasekmės pasireiškė lyg ir buvo numatytos. Lili niekada nepateikė paraiškos dėl to pradinio lygio darbo. Atrodo, kad mokytis verslo nuo pačių apačių buvo pernelyg žeminantis užsiėmimas, turint omenyje jos išsilavinimą ir natūralius lyderystės gebėjimus. Vietoje to ji gavo darbą rinkodaros firmoje, kuri mokėjo pusę to, ką ji tikėjosi iš Morrison & Associates ir nesuteikė jokio prestižo, kurio ji tikėjosi. Tai tik laikina, sakė ji žmonėms, kol atsiras geresnių galimybių. Visi žinojo, ką reiškia geresnės galimybės ir visi žinojo, kad jų nebus. Patricija išlaikė savo paraišką dėl mūsų klientų santykių pozicijos lygiai 2 savaitės, kol galiausiai ją atsiėmė. Atlyginimas buvo įžeidžiančiai žemas, o pranešti Margaret Hopkins moteriai, kuri buvo 15 metų jaunesnė ir turinti tikros pramonės patirties, atrodė, kad tai per žemas jos orumui. Šiandien ji jau buvo priversta parduoti namą Martvex Vineyard, nes naujas stogas, šildymo sistemos remontas ir augančios nekilnojamojo turto mokesčių sumos sugadino didesnę dalį jos palikimo, nei ji tikėjosi. Parduota kaina vos padengė jos skolas. Galbūt tai ir geriausia, pasakė ji, kai sandoris buvo užbaigtas. Niekuomet neturėjau laiko tinkamai juo pasimėgauti. O tam, kad valdytum verslą, generuojantį milijonus metinių pajamų, laisvo laiko tikrai neturiu. Dėdė Richardas buvo praradęs viltį dėl investicijų klubo po to, kai prarado dar $40,000. Jis įsidarbino finansinių paslaugų firmoje, uždirbdamas trupinius palyginti su tuo, ką tikėjosi gauti iš savo paveldėjimo. Kelionė į darbą tapo tikrų iššūkių, o ofisas buvo toks ankštas, kad net jausdavau, jog galiu pasidalinti savo darbo stalu su kolega. Mano viršininkė buvo pakankamai jauna, kad galėtų būti mano dukra. Tai nuolankumo pamoka, prisipažinau viename šeimos susibūrime. Bet manau, kad visi turime mokytis naujų dalykų. Nuolankumu. Koks keistas žodis, kuris anksčiau nebuvo mūsų žodyne, kol banko sąskaitos ėmė mažėti. Tikras gražus momentas buvo stebėti, kaip jie stengiasi išlaikyti senus socialinius ratelius, kol jų finansinė padėtis smuko į dugną. Šalies klubų narystės buvo tyliai atsisakyta. Labdaros valdybų pozicijos buvo laikinai paliktos. Prabangus restoranai buvo pakeisti paprastesnėmis valgymo vietomis. Tuo tarpu Morrison & Associates užbaigė partnerystės sutartį Čikagoje, išplėtė savo veiklą į antrąjį rinką ir per 2 metus padidino pajamas 80%. Manęs netgi buvo paminėta žurnalo Regional Business Today viršelyje kaip metų jaunojo vadovo. Straipsnyje buvo kalbama apie mano šeimos verslo paveldą, mano novatorišką požiūrį į klientų santykius ir mano viziją dėl tvaraus augimo komercinės konsultacijų srityje. Tačiau niekas neužsiminė, kad įmonę paveldėjau iš senelio, kuris buvo sistemingai įstumtas iš šeimos sprendimų priėmimo proceso. Vieną dieną, kai viską apgalvojau, pasikabinau žurnalo viršelį savo kabinete, kad klientai jį matytų per susitikimus. Paskutinis domino efektas įvyko spalio mėnesį, kai Lili netikėtai apsilankė mano bute. Ji atrodė pavargusi ir net brangus makiažo produktai negalėjo paslėpti šio nuovargio. Jos įprasta pasitikėjimo savimi aura buvo pakeista kažkuo, kas priminė nuolankumą. Galime pasikalbėti? Paklausė ji. Įsileidau ją, smalsus, ką šį pokalbis atneš. Man reikia atsiprašyti, ji pradėjo be jokių įžangų.
Dėl daugelio dalykų, kad maniau, jog tu neturi, ko reikia verslui, kad maniau, jog esu verta galimybių, kurių nepelnijau, kad elgiausi su tavimi tarsi būtų mažiau gabus nei mes visi. Tai buvo sąžiningesnis pokalbis, nei mes kada nors esame turėję, galbūt net nuo vaikystės. Ji pripažino, kad praradusi daugiau nei pusę savo paveldėjimo dėl blogų investicijų, turėjo susidurti su nemaloniais faktais apie savo gebėjimus, sprendimus ir supratimą, kaip iš tikrųjų veikia pasaulis. Maniau, kad pinigai viską palengvins, ji sakė. Bet pasirodo, kad mokėti valdyti pinigus yra visiškai kas kita nei juos turėti. Taip, atsakiau. Tai tiesa. Tu tai supratai. Aš ne. 2 valandas kalbėjomės apie sėkmę, nesėkmę, šeimos lūkesčius ir skirtumą tarp to, ką reiškia kažko verti ir tai užsidirbti. Tai buvo pirmas nuoširdus pokalbis, kokį turėjome nuo vaikystės. Išeidama, Lili sustojo prie durų. Kągi, senelis buvo teisus dėl tavęs. Tu visada supratai, kas iš tikrųjų svarbu. Po jos išėjimo sėdėjau savo svetainėje ir galvojau apie tai, kaip visiškai pasikeitė pasaulis. Šeimos nariai, kurie daugelį metų neigė mano potencialą, dabar prašė mano pagalbos. Paskutinė mano gyvenimo dalis, apie kurią niekada nesitikėjau kalbėti, dabar tapo mano didžiausia sėkme. Anksčiau maniau, kad mūsų šeimos verslas, kurį visi laikėme per mažo prestižo, buvo mano paskutinė viltis dėl finansinio stabilumo. Tuo pačiu metu aš pati nebuvau ta, kuri nuolat gėdino šeimą, tikėdamasi pripažinimo. Dabar tapau šeimos sėkmės istorija, kuri pati nustato savo taisyklės. Šiandien praėjo lygiai 3 metai nuo tos akimirkos, kai geltonas vokas pakeitė viską. 3 metus nuo to momento, kai išėjau iš advokato kabineto, manydama, kad senelis mane pamiršo, nenumanant, kad jis iš tikrųjų išgelbėjo mane. Dabar sėdžiu savo naujame biure, vykdomajame kabinete, kurį pridėjome per naujausią plėtrą. Iš lango atsiveria kvapą gniaužiantis miesto panoramos vaizdas. Ant mano stalo guli nuotrauka su seneliu, daryta prieš 3 metus. Joje matosi, kaip mes kartu tvarkome jo archyvinius dokumentus, kai visi kiti buvo per daug užsiėmę kasdienybėmis. Jis šypsosi ir dabar suprantu, kodėl. Jis jau žinojo, ką planavo. Jis jau žinojo, kad anūkė, kurią visi nuvertino, galiausiai turės visus kozeriai. Morrison & Associates dabar dirba 28 žmonės. Mes išsiplėtėme į 2 papildomas rinkas ir palaikome sutartis su kai kuriomis didžiausiomis korporacijomis regione. Praėjusį mėnesį regioninis verslo žurnalas mus įtraukė į sparčiausiai augančių įmonių sąrašą mūsų sektoriuje. Šeima, jie išgyvena. Lili rado savo vietą nevyriausybinėje organizacijoje, kur jos organizaciniai įgūdžiai iš tikrųjų yra vertingi ir atrodo, kad ji pagaliau jaučiasi laiminga po metų prarasto džiaugsmo. Patricija prisitaikė prie kuklesnio gyvenimo būdo ir neseniai pradėjo savanoriauti raštingumo programoje. Dėdė Richardas atrado, kad jis iš tikrųjų gerai dirba su finansų planavimu, kai dirba su kitų žmonių pinigais, o nestengiasi greitai praturtėti su savais. Vis dėlto jie vis dar nesuvokia, kas nutiko. Kaip tylioji anūkė, kuri niekada nesakydavo žodžio šeimos susibūrimuose, tapo ta, kuri turi tikrų verslo instinktų. Kaip meno istorijos studentė pranoko visus jų MBA ir investicijų strategijas. Bet aš suprantu. Senelis praleido metus stebėdamas, kaip šeima sėkmę vertina kaip kažką, ko nusipelno, o ne ką nors, ką reikia užsitarnauti. Jis matė, kaip jie planavo paveldėjimą, ignoruodami darbą, kuris sukūrė tą turtą, kurio tikėjosi. Ir jis matė, kaip aš ateinu, padedu ir nieko neprašau mainais. Tas geltonas vokas nebuvo klaida ar žiaurus pokštas. Tai buvo galutinis išbandymas žaidime, kurio net nežinojau, kad žaidžiu. Kol visi kiti koncentruodavosi į testamentą ir skaičiavo savo laimėjimus, senelis stebėjo jų reakcijas į mano akivaizdų įskyrimą. Jie spektakliai šį testą sužlugo. Nė vienas žmogus toje patalpoje neklausė, kodėl aš buvau palikta iš šalies. Nė vienas nesvarstė, kad galbūt istorija yra platesnė. Jie tiesiog priėmė, kad šeimos nusivylimas gavo atitinkamą nusivylimo elgesį.
Jų prielaidos atskleidė viską, ką senelis turėjo žinoti apie jų charakterį, vertybės ir apie tai, ką iš tikrųjų reiškia šeimos lojalumas. Tas telefono numeris, kurį radau vokelyje, nuvedė mane pas poną Whitfieldą, kuris kantriai laukė mano skambučio su dokumentais, kurie turėjo pakeisti mano gyvenimą. Tačiau tai nebuvo tik dokumentai, tai buvo akimirka, atskleidusi, kad visą savo gyvenimą nesąmoningai ruošiausi šiai atsakomybei. Kiekvieną popietę, kai tvarkiau senelio popierius, mokiausi apie verslo veiklą. Kiekvienas šeimos susibūrimas, kai klausydavausi, o ne kalbėdavau, suteikė man žinių apie strategiją ir derybas. Kiekvienais metais, kai buvau nuvertinama, supratau kantrybės ir kruopštaus planavimo vertę. Aš nebuvau pamiršta tame testamente. Aš buvau pasirinkta konkrečiai ir apgalvotai žmogaus, kuris žinojo, kad lyderystė nėra reikalavimas gerbti, ji yra užsidirbama. Kartais pagalvoju, kas būtų nutikę, jei nebūčiau paskambinusi. Jei būčiau išmetusi voką ir priėmusi, kad net senelis manęs nelaikė pakankamai verta. Šeima vis tiek būtų išleidusi savo paveldėjimus, padariusi tas pačias blogas sprendimus, patekusi į tas pačias finansinės problemas, tačiau aš būčiau praleidusi progą atrasti, ką iš tiesų galiu pasiekti. Tačiau geriausia dalis nėra pinigai. Finansinis saugumas yra malonus po metų, praleistų stebint kiekvieną centą. Net ne verslo sėkmė, nors kurti kažką prasmingo yra giliai tenkinantis jausmas. Geriausia dalis yra žinoti, kad šeimos narė, kurią laikė našta, tapo ta, kuri neša šeimos palikimą į priekį. Senelis Haroldas Morrisonas 40 metų kūrė kompaniją, kuri turėjo išgyventi jį patį. Galiausiai jis paliko ją ne tam, kuris daugiausiai kalbėjo apie nusipelnimą, bet tam, kuris tikrai suprato, ką tai reiškia. Tas geltonas vokas išmokė mane svarbiausio gyvenimo pamokos. Kartais žmonės, kurie tave nuvertina, suteikia tau didžiausią dovaną, jie sumažina lūkesčius tiek, kad kai pagaliau parodai, ko esi verta, poveikis būna tiesiog stulbinantis. Aš gerai išmokau šią pamoką ir niekada jos nepamiršiu. Jei ši istorija jums patiko, būtinai paspauskite patinka ir užsiprenumeruokite, kad gautumėte daugiau neįtikėtinų šeimos dramų, netikėtų paveldėjimų posūkių ir saldaus nusipelnyto sėkmės skonio. Neįsivaizduojate, kiek kitų istorijų turiu pasidalinti.